Labas rytas, labas. Jūs iš karto, žinokit, pradėkit plot, šaukti, ten klykt. Norisi nuimti mūsų žmonėms įtampą, padaryti traumą. Žinot, boso dieną reikia įtikinti, kad juos mylit. Dar kartą. Mes iš karto galvojam, kad kažkaip reikia padaryti linksmai, dar kažkaip. Tai žodžiu, šiandien jokios įtampos nėra. Aš paskutinį kartą juos vadinu bosais, direktoriais, įvairiausių grupių direktoriais. Nuo šiol vadinsiu vis tiek tik tai Donatas, Edgaras ir Justas. Žodžiu, taip, jūs matote QR kodą čia, ar ne? Ta QR kodą galite iš karto nusiskanuoti ir galite užduoti bet kuriam iš jų kažkokį tai klausimą. Ir nesvarbu, koks tai gali būti klausimas, tai vienintelis dalykas, ko neturi būti, tai ne apie darbą. Klauskit bet kokio jums knietinčio dalyko. Ką mėgsta, kur buvęs, kaip mėgsta. Jūs galite, mielosios, nesidrovėti ir klausti pačių intimiausių dalykų, bet ne apie darbą, gerai? Nebūtinai atsakys, aš kartu nesakau, nebūtinai atsakys, bet maža ką. Ir tiesa, aš būsiu tas truputėlį redaktorius, jeigu aš matysiu, kad klausimas yra apie darbą, lygiai taip pat jums trim. Aš turiu čia tokį skambutį. Edgarai, aš turiu kaip pabandymą. Pabandykit, ką nors papasakoti apie agrokoncerną. Labai trumpai. O, tai didelė įmonė. Su daug gerų darbuotojų. Jeigu tik pradėsit kalbėti apie darbą ir apie įmonę, aš iš karto skambinsiu skambučiu. Žodžiu, čia toks yra mano cenzūros priemonė, kai tik aš darau, vadinasi, jau į pūdymus varot. Viskas yra labai paprastai, viskas linksmai, mes šiandien pakalbamės su šiais trim žmonėm ir bandom suprasti, kokie jie yra. Mano nedidelė introdukcija, aš iš tikrųjų pats turbūt pirmą kartą tokį renginį vedu, kaip boso diena, ir man iš tikrųjų buvo įdomu iš vis žodžio bosas etimologija. Ir aš šiandien ryte, tik tai prieš kokią 20 minučių pasižiūrėjau ir tikiuosi, kad yra dar vienas kitas žmogus, kuris tai žino, bet jums irgi bus įdomu sužinoti. Tai yra labai... Aš žinau. Žinot, gerai, koks? Hugo. Kaip? Hugo bosas. Ai, Hugo buvo bosas, bet įdomiausia, kad šitas žodis yra senas olandų kilmės žodis, kuris buvo laivo savininkas, laivo valdytojas, meistras. Ir šitas žodis 17 amžiuje iš olandų kalbos pasiskolino anglakalbiai, kad pakeisti žodį vergvaldys. Kad ne taip baisiai skambėtų, žodžiu, kad nebūtų... O paskui jau viskas tapo, dabar jau kai švenčiam tą boso dieną, visur mes turime šypseną, nuostabią nuotaiką ir mes pabandysime su šiais trim žmonėm pasikalbėti, kaip kokiam nors talk show, jūs visą laiką galite dalyvauti, kaip jau sakau, uždavinėti tuos klausimus, apie klausimus yra tik svarbus vienas dalykas. Šiuo metu yra 9 valandos 29 minutės, klausimus galima uždavinėti lygiai iki 10. Pusę valandos, nes po to jau viską, žinokit, po to jau jie bus atspausdinti ir atnešti man, kas nespėjo, tas nespėjo. Tai yra pusę valandos save, drausminkit arba kaip tai skatinkit, kada galėtumėt tuos klausimus užduoti. Viskas, ladies and gentlemen, damonų, ponios ir ponai, sutikite. Ir taip, gerbiamas Donatas Plojmaja. Edgaras Plojmaja. Ir Justas Plojmaja. Štai 3 žmonės, kurie savo norų ar ten kažkieno sugalvotų norų, šiandien nusprendė paatvirauti ir papasakoti, kaip praleido savo vaikystę, jaunystę, mokslo metus, kokius gyvūnėlius mėgsta. Žodžiu, taip, gerai, aš turiu čia keletą dalykų. Mažiausiai, tiesą sakant, mažiausiai turiu informacijos apie jūs, gerbiamas Donatai. Tikrai. Galiu pradėti, vis tiek galima. Galite. Taigi dar kartelį paplokite Donatą ir mes pradedam kalbėti. Klausimėlis man tiesiog pirmiausia salį. Ką jūs žinot apie Donatą? Sportuoja. Sportuoja? Iš kur jūs, Živilė, apie tai žinot? Facebook'e matot. Čia buvo labai geresnis komentaras, matosi. Ką žinau, aš buvau pažiūrėjęs žmogus kaip žmogus, bet kažkam tai matosi. Donatai, ką sportuojat? Nes čia yra įdomus faktas man parašytas ir noriu prie jo prieiti.
Iš tiesų viską sportuoju, skirtingai nuo gyvenimo etapų buvo skirtingas sportas, tai daug kovų menais susiminėjau ir... Negrasinkit man. Atrodo taip. Nu taip, daug kovų menais susiminėjau. Tarp kitko buvo viena juokinga tokia situacija, kažkada grįžau į savo gimtąjį miestą, Alytų, ir susitinku fizinio mokytoją. Ir fizinio mokytojas klausė, kaip Donatai tau sekasi? Aš taip sakau, dirbu banke, sako, tai gal apsaugoj. Tai jau buvo tokia komiška situacija, bet taip, žiūrint, kai viskas vystėsi gyvenime ir buvo skirtingi etapai, kai buvau užsiėmęs ir neužsiėmęs, tai tas sportos šakos irgi keitėsi. Tai dabar paskutiniu metu žaidžiu tinklinį ir užsiėmu triatlonu. Prie triatlono mes dar prieisim, aš dabar grįšim truputėlį prie to trenerio ir Alytaus. Aš žinau, kad alytiškiams yra labai svarbu, iš kurio tu Alytaus, iš pirmo ar iš antro? Iš pirmo. Girdit, iš karto. Aš pats su Alytum neturiu jokių sąlyčio taškų, bet kiek pažįstu alytiškių, tai tarp jų yra amžinas disputas. Bet kaip suprantu, treneris, galvodamas, kad jūs dirbate apsauginiu, jūs labai didelių vilčių nedėjo, ne? Turbūt taip. Ne, bet iš tikrųjų, koks pirmas sportas buvo? Imtynės buvo. Imtynės? Dziudo. Ai, dziudo imtynės, nes aš pradėjau iš karto žiūrėti į ausis nelaužytos, tai suprantu, nekrai romėtas. Dziudo. Ne, dziudo buvo. Kodėl dziudo metėt? Dėl to, kad tai daro Putinas ar kaip? Tikrai ne dėl to, tada dar Putino nebuvo. Bet iš tiesų buvo tam tikrų traumų, neblogai man imtynės sekėsi, buvo tam tikrų traumų ir tada pasukau į boksą. Paskui po bokso keičiau miestą, atvažiavau į Vilnių ir Vilnių jau prasidėjo kiti kovų menai. Bet aš taip suprantu, kad kai kur nors darbinatės, jūs iš karto pradedat nuo šitos istorijos, ar ne? Sveiki, buvo dziudo. Stengiuosi išvengti. Kiti kovos menai ir aš suprantu, kad iš karto jūs pozicionuoja į aukštesnės pozicijas. Galimai. Galimai. Gerai, dabar prie, tiesa, atvirai, jeigu jūs kyla irgi kažkokie klausimai Donatui, jūs bet kada galite įsiterpti. Čia pokalbių šou, mes, tiesiog gerai sau leidžiam laiką ir netgi, jeigu staiga kažkam tai, iššoko dabar klausimas, einamuoju momentu irgi iš vietos galite kilti, rėkti, sakyti, o man dabar parūpo tas ir tas. Gerai. Tas triatlonas, tai aš suprantu, kad ir važiuoti dviračiu, ir bėgti, ir plaukti. Ir pirmoji eilutė ruošiasi Ironman varžyboms. Čia jau dabar kelinti metai jūs tą darot ir kada jūs tam turite laiko? Tai šiaip esu jau aš kelis Ironman varžybas esu įveikęs. Vienas varžybos, kur irgi gal galėčiau pasidalinti tą patirtimą. Pirmos varžybos simboliškai mano buvo pasirinktos Malbroke, Lenkijoje, kur kryžiuočių sostinė. Viena turbūt pati didžiausia Europoje esanti viduramžių pilis. Jo, tai kažkaip buvo labai įdomu, nes istoriją domiuosi ir ta pati vieta tokia simbolinė. Kažkada lietuviai bandė tą pilį paimti. Aš žinau, taigi nuo Žalgirio mūšio jie visi bėgo į Malborko pilį. Jūs kartojate tą kelionę, bėgti nuo Griunvaldo iki Malborko. Tai jo, tai aš nebėgau, aš tiesiog irgi bandžiau savotiškai dalyvaudamas toje rungtyje, pereit per save, nes niekada nebuvau bėgęs maratono, niekada tokioje distancijoje nebuvau dalyvavęs. Tai va, o šiaip dar esu Švedijoje vieną geležinio žmogaus rungtį atlikęs ir dabar, kaip sakant, triatlono varžybos turim darbę su kolegom, turim daug ambicingų projektų, tai laiko... Ačiū. Jo. Tai trūksta biškį laiko dabar suderint laisvalaikį ir darbą. Jo, atsiprašau. Tai aš pasidėsiu arčiau. Tai planuoju visgi planuoju kitais metais, birželį, jeigu viskas bus sėkmingai, sudalyvauti Austrijoje. Gerai, ačiū labai. Aš turbūt pažįstu, jūs antras žmogus, kurį aš pažįstu, kuris to užsiminėjot, turiu tokį irgi vieną pažįstamą boksininką, tarp kitko, kuris tą daro, triatlonininkas šiame metas. Kodėl? Kas nutinka, kad žmogus pradeda galvoti, man nesisėdi namuose, aš nenoriu tiesiog žiūrėti
filmo aš noriu peržengti save. Iš kur atsiranda tas noras, tas iššūkio savo? Iš tiesų, tai čia gal daugiau gyvenimo būdas ir dirbant ofise, jeigu neturėsi fizinės, atsiprašau, Ne, čia tiek normalu. Neturint aktyvios veiklos, iš tiesų reikia ir didesnio kostiumo. Kad save palaikyt ir fiziškai, ir morališkai atsipalaiduoti, ar ne, nes kartais tikrai tie krūviai būna, tai tiesiog čia labai gerai įsikrauti yra. Įsikrovimo klausimas. Taip. Gerai, tiesiog labai, jeigu aš taip dabar nuimčiau, 1 minutė jūsų gyvenimo, tas vadinkim, dosie, CV, kaip viskas nutiko. Alytus ir labai trumpai papasakokit, iki akimirkos, kai įžengėte į agrokoncerno duris. Alytus, paskui studijos Vilniui, paskui... Ką studijavot? Finansus, rinkodarą. Paskui studijos Anglijoje, magistratūra ekonomikos, paskui vadovo magistratūra vėl atgal Vilniui. Buvau šiaip emigravęs, galvojau įsitvirtinsiu Anglijoje, bet po tam tikro laiko supratau, kad reikia grįžti į Lietuvą ir Lietuvoje. Kas nutiko, iš kur ta Lietuvos meilė staiga grįžo? Tiesiog meilė. Žalia širdis. Meilė nerūdyja. Ir tuomet grįžau į Vilnių. Vilniui praleidau kokią 12 metų bankininkystėj, paskui energetikos sektoriui, paskui frančyzių versle ir paskui atsiradau čia agrokoncerne. Labai gerai, o dabar žinokit vis tiek, išvardinat visus šitos faktus, kur aš garantuoju, rytoj nei vienas neprisimins. Mums dabar reikia intimių faktų, šeimininių, kelintas šeimoje, ar vienturtis, ar turit brolius, seserų, kelinta šeima. Turiu šitą seserį, sesuo yra 6 metais vyresnė už mane. Turiu iš kitos tėvo santokos brolį, jisai yra kokia 15 metų jaunesnis. Turiu 2 vaikus. Dukrai yra 8, sūnui yra 5. Turiu žmoną. Natūralu. Tas labai smagu, kad su hierarchija yra pirmiausia vaikai, paskui žmona. Prioritetai. Nes pozityvios emocijos yra su vaikais didesnės. Supratau. Gerai, dabar iš tų keletos faktų, kurie yra čia paminėti, tai, mes jau kalbėjome šiek tiek apie tą Ironmaną. Tada yra tinklidis. Aistra tinklinių, kaip jinai atsiradusi ir kur jūs įžaidžiate Kaune, pavyzdžiui? Kaune niekur nežaidžiu, žaidžiu Vilniui ir kartą per savaitę grįžtu į gimtąjį miestą. Tenais yra klubas, kur ten tą darau. Aha, jūs priklausot kažkokiai komandai? Jos pavadinimas yra Bebrų komanda. Galiu sužinot, čia kažkokia socdemų komanda? Su politika nieko bendro, bet ten yra tikrai ilgą laikotarpį žaidusi komanda, kuri įsteigusi klubą ir tiesiog ten gerai galima praleisti laiką ir tie žmonės tenais jau eilę metų ir tiesiog smagu grįžti ir su jais pabendrauti ir atsipalaiduoti. Tai aš taip biškį, kaip sakau, dabar Vilnius, Kaunas, Alytus. Tai per savaitę tikrai būnu ir Alytui 1 kartą stengiuosi būti, bet aš esu tarp 3 miestų. Atleiskite, aš savo tyliai pranksčiau, aš bandau įsivaizduoti, Alytaus bebrai turi savo sargalius, ar neturi? Turi. Kaip jie skanduoja? Ką jie skanduoja? Bebrai pirmyn. Jūs žinot, kad pagal lietuvių kalbos taisyklės reikėtų kirčiuoti bebras. Bebras. Čia rimtai. Tai mes net niekas nežino, bet rajonas Kaune yra Eiguliai, o ne Eiguliai, Lampėdžiai, Domeikava ir Bebras. Taip ir skanduoja, bebrai pirmyn. Kirčio ten nededam, bet iš tiesų reiks pasitarti su komanda. O kaip nutiko, kodėl tinklinio komanda tapo bebrais? Tiesiog ten yra pakankamai, aš ten jauniausias. Jauniausias bebras. Jauniausias bebras. Žinot, kad jūs turite dabar naują pravardę čia agrokoncerne. Vyriausias bebras gal 73 metų.
Tai va, ir jie pakankamai aktyvus yra, tai ir gerai leidžia laiką. Tai... Gerai, tai žiūrėk, dabar mieloji publika, noriu atkreipti dėmesį, ką mes sužinom apie Donatą. Tai yra tai, kad, sportas, vienos varžybos, kitos varžybos, tinklinis, Ironmanas ir man labai patinka yra trečias faktas, kuris mano sektuvėje yra įrašytas. Donatas dalyvauja šunų varžybose. Kokiai pozicijai? Ten kaip varžybos, nepavadinčiau varžybos, ten yra šunų paroda ar parodos. Tai aš teisingiau turėjau šunį, kuris buvo 8 šalių čempionas. Tai teko pavažinėti nemažai turėdamas savaitgalius važinėdavau į skirtingus miestus ir irgi toks kaip atsipalaidavimas būdavo. Važiuoji savaitgalį visi kitą miestą, kitą šalį, tenais pažįsti kultūrą, susipažįsti naujų draugų ir tokia kaip ir bendruomenė. Tai mano šou pakankamai buvo sėkmingas. Ta šunį įsigijau Šveicarijoje, teko net CV siūsti savo rekomendacijas, nes to šunio taip paprastai negali įsigyti. Parašėt kokius kovos klubus kultivuojate? Jo, paminėjau tai irgi, bet iš tiesų, irgi kiekvienas turi tą savo hobį, skirtingai atsipalaiduoja. Mane tas džiugina ir irgi už keleto savaičių skrisiu į Ispaniją pasimti naują šuniuką. Kokia pati, veislę atskleisit ar neatskleisit? Kaip? Veislę atskleisit šunis? Staffordshire bulterjeras. Staffordshire. Ir tas čempionas buvo Staffas ir dabar. Bet juos, jeigu taip apie tą veislę, labai diskredituoja ir maišo, nes yra dar bulterjeras, amerikiečių Staffordshire terjeras. Tai aš esu tos veislės ambasadorius, bandau tą veislę reanimuoti, nes iš tiesų ją labai diskredituoja. Keletą net susitikimų esu turėjęs su Lietuvos kinologijos prezidente, su advokatais, kad stengiam reabilituoti šitą veislę. Tai va, o tas prasideda nuo to, jeigu žmonės domisi, įdomu ir jiems skauda, tai jie nori pakeisti, bet iš kitos pusės irgi, jeigu apie to šunis dar pabaigiant, tai aš net ir džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje šita veislė yra top 10 agresyvių šunų, nors Anglijoje jie yra viena populiariausių veislių ir jinai yra net pripažinta kaip nanny dog. Ir kadangi nėra to masiškumo Lietuvoje ypač, tai tada gaunasi, kad ta veislė nėra komercializuojama. Nes su komercializacija būna įvairiausių problemų. Tai va. Tokie mano du pastebėjimai. Pirmiausia, tai vis tiek jūs apie save kuriat nuostabią aurą, nuo kovinio klubo iki šuninio, kuris yra 10-tuke, top pavojingiausių Lietuvoje. Ir aš suprantu, kad žmonės dabar jaučiat, kokia buvo pagarbi tyla, kai apie šunis kalbėjau. Bet man yra turbūt linksmesnis ir smagesnis dalykas, kad jūs kalbate, kad sportas jums reikalingas atsipalaiduoti ir įsikrauti. Bet ruošitės varžybom ir inirtingai. Tai sportas, kurį jūs labiausiai mėgstate, tai yra kovinis sportas. Tada, kalbant apie šunis ir šunų parodas, aš nežinau, kaip jūs ten atsipalaiduojat. Aš būsiu labai sąžiningas, aš turiu irgi du veislinius, vieną neveislinį šunį ir vieną kartą gyvenime aš važiavau į parodą. Tiems, kurie nežino, labai trumpai. Tu nuvažiuoji į parodą, netgi regionį, čia Lietuvos rajono parodoje, tų šunų yra keli šimtai. Būtent tavo veislėje jų irgi yra keliasdešimt. Tai reiškia, kad tu atvažiavai ryte, aš tarkim buvau vieną kartą Šakiuose, tai buvo mano pirma ir paskutinė paroda, kurioje aš buvau. Tai tu atvažiuoji tenais kažkur tai 9 valandą, sužinai dienotvarkę, maždaug apie 10 kažkada pradės eilė, kada apžiūrės tavo šunį. Tu tą šunį glostai, raminiai, džiaugiesi jo, apžiūra trunka minutę. Tada sako, o dabar lauk verdikto. Tada lauki 2 valandas verdikto, po 2 valandų tau pasako, čia mano paroda pirma, mano šuniui pirma paroda, ir sako, jūsų amžiaus grupėje šitoje kategorijoje, jūs esate geriausias šuo, reikės laukti tą best of show.
Best of show. Tai yra, kada visų veislių geriausi šunys eis rateliu. Žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu apie 12 valandą sužinojai, kad bus kažkoks stebuklingas best of show. Ten žmonės suvažiavę su palapinėm, suvažiavę su namukais ant rato, tu pirmą kartą atvažiavai su mašina. Ir tu lauki to best of show ir vaikščiai po šakius. Iki 17 valandos. 5 valandas, aš dabar žinau viską apie šakius. 5 valandą jau ateini į tą best of show, tavo šou pavargęs, tu nusikalęs. Best of show yra taip. Paleidžia visus šunius rateliu, nemeluoju, tai trunka 20 sekundžių, tą ratuką sustabdo ir sako, šitas šuo, šitie 5 pasilieka, tie kiti 30 velniok važiuokit namo. Aš esu vienas iš tų 25, kur laukiau 5 valandas ir važiuoju namo. Tai buvo mano pirma ir paskutinė paroda. Dabar noriu išgirsti, kaip jūs tame atsipalaiduojate. Galiu šiaip taip papasakot, kur, ta prasme, šios veislės atstovas nebuvo pasiekęs tokių rezultatų, tai mano šuo kelis metus iš eilės buvo top terjeras Lietuvoje. Paskui buvo tokia paroda Estijoje, kai buvo virš 4000 šunų, mes buvom gal 6 iš visų to best in show. Ir paralelę galėčiau išvesti, kaip jūs į šakius važiuojat. Tai aš važiavau, pavyzdžiui, į Milaną. Ir Milane buvo pasaulio čempionatas ir tenais dalyvavom. Ir šakiuose kaip kažką turbūt nėra veikti. Milane yra kažką veikti ir atsipalaiduoti, ar ne? Tai bet kai žinau, ten yra prie katedros tas paroda. Bet paskui tu turi visą gerą laiką, kur gali tenais praleisti. Tai lygiai kaip ir su tom varžybom. Irgi stengiuosi, kitos varžybos vyksta, kažkur važiuoti įdomesnės šalis, nes pavyzdžiui, olimpinės distancijos, jos irgi yra kituose miestuose, parodos yra kituose miestuose, tai tiesiog jei pavyksta tą suderinti su kasdienybė, rutina, tai yra ir kultūrinis pažinimas, susipažinimas su naujais žmonėm ir tiesiog atsipalaidavimas. Tai man tas veikia. Gerai, plojimai ir aš turiu vieną daugiau. Paskutiniai du klausimai, paskui galbūt žmonės atneša tenais 10 valandą, bet paskutiniai mano du, tai jie tokie, vadinkim, iššaukiantis, intriguojantis. Noriu 2 faktų iš jūsų gyvenimo. Vieno fakto, kuriuo labai didžiuojatės ir ko niekas žmonės nežino, ir vieno fakto, už kurį labai gėda, bet nieks nežino. Taip, 5 sekundės, 1, 2, 3, 4, pirmin. Tai turbūt iššūkis priimtas, kaip išvykau studijuoti į Angliją. Buvo pakankamai išėjimas iš komforto zonos. O vaikystėje, tai, kur atsimenu, labai gerai gavau pylos nuo tėvų, tai buvau kaimynų braškės nudžiovęs. Tai man buvo tada tėvas labai, kaip sakant, išrašęs pylos už tą situaciją. Čia noriu paklausti, čia tas faktas, kuriuo didžiuojatės? Ar čia dėl to, čia aš tiesiog vaikystėje tą esu labai užfiksavęs. Kad prie braškių geriau nelįsti? Ne tai, kad prie braškių, bet svetimų daiktų geriau neimti, neliesti. Tai tą situaciją tikrai prisimenu ir jinai buvo labai laiku ir savalaikė ir tiesiog kaip vyksta ta branda, tai labai gerai, manau, tą pereiti. Man vis tiek labai įdomu, kaip tai nutiko, kaip buvo ta tamsta pastebėtas, labai smulkiai. Ir taip, gerbiamo Donato braškių vagystės. Čia dabar nenoriu, kad iš to kažką darytų pompastiką, bet iš tiesų... Pompastikos čia nedaug. Jo, gyvenom tokiam kaip nedaugiabutį, bet pastatas iš kelių būtų ir prie kiekvieno būto buvo sklypeliai skirti. Čia buvo beje antram Alytui, ne pirmam. Tai čia tiems, kurie nežino labai smarkiai, tai aš suprantu, kad Alytų kerta upė Nemunas, ar ne? Taip kaip ir Kaunas, taip kaip ir Jurbarkas, taip ir Alytuje. Kažkada vienoje pusėje yra buvusi carinė imperija, kitoje pusėje Prūsija.
Tai žodžiu, ir kalendorius netgi skirdavosi 14 dienų iki. Čia visi šitie miestai turi. Galimai iš to nežinau. Va, tai bet tie, kurie gyvena pirmam Alytuj ir ten yra didžioji miestelio dalis, na, būkime atviri, na, niekina antro Alytaus žmonės, nes ten gyvena, antram Alytuj gyvena antrarūšiai. Alytiškiai, čia taip yra. Taigi, antram Alytuj yra sodo sklypas. Jau sodo sklypeliai ir tiesiog tenais prie pačio artimiausio sklypelio buvo mūsų sklypelis ir aš tenais tas braškės ir raškiau. Ir paskui paskundė vaikai. Kurie kartu irgi raškė, ar ne? Ne, jie neraškė. Jūs jam neleidote? Nesidalinot? Ne. Ir paskui kaimynas tiesiog sužinojo tai ir atėjo pas mano tėvelį, ir tada gavau pėlas. Gerai, plojimai Donatui. Skambutis nuskambėjo vos metus. Ir dabar keliausime mes prie gerbiamo Edgaro. Edgaras irgi dabar galvoja viešpatį. Labą dieną. Labą dieną. Kogi jie klaus. Edgarai, pirmiausia pats, labai trumpai. Irgi minutė apie Edgarą, ko mes nežinom. Trumpas dosije, trumpas CV, nedarbinis. Gimiau kažkada. Neabejoju. Taip jau gavosi, kad tėveliai pas mane buvo tokie, kur tekdavo vis važiuoti į kitą vietą gyventi. Ir taip, realiai aš ilgiausiai gyvenau dabar gyvenu ilgiausiai, tai 20 metų Kaune, prieš tai 10 metų gyvenau Šiauliuose, o iki to gyvenau kažkur visą laiką po 3-4 metus. Tai šioks toks patyrimas ir man buvo nesuprantama, kaip žmonės ateina į darbą, ar ateina į mokyklą, ar ateina vaikai į darželį ir jiem nefaina ateiti. Man tas problemos nesudaro. Į naują kolektyvą įsijungti. Aš labai atsiprašau, nekuklus klausimas, jūs iš čigonų šeimos? Ne visai taip, reiškia... Senais laikais buvo, kaip ir dabar, agrokoncerne mes turim tokius programas, kaip jaunuoliam padeda mokintis, tai rusų laikais arba sovietų laikais buvo toks laikas, kai jeigu baigiai mokyklą, privalai atidirbti 3 metus kažkur, ten duoda siuntimą ir kadangi tėvai buvo žemės ūkio žmonės, tai taip išėjo, kad mama nukeliavo, kur tėtė augo ir gyveno ir jie susipažino ir taip atsirado šeima. Tai tuos 3 metus atidirbus, mama kelia kitur, jau vilioja, nes gerai dirbo, išvažiuoja kitur. Tada jie ten kūrė kažką, tada mama, kadangi buvo čia nuo šitų kraštų, o mano gimimas yra Tauragiai, tai mama traukė prie savo giminės. Tai tada mes važiavom į čia. Tada taip išėjo, kad anksti mama išėjo iš šios vietos. Tada tėvas jau grįžo atgal pas save. Tada mes grįžom į Tauragę, pasimokiau už 2 metus, įstojau technikumą, nes anais laikais buvo tokie, kaip ir man aukštai, nafik jos man reikia, jeigu taip. Gausiu specialybę, gausiu Žmogus iš darbą. Tauragės. Ir viskas. O dar mūsų mokytoja, ką dabar iš tikrųjų labai blogai daro, kai pastato į vietą tą vaiką ir aš suprantu, kad taip daryti negalima, nes aš tai praėjau. Tai būdavo jūs lūzeriai, jūs tokie, jūs anokie, nors aš mokiausi, pavyzdžiui, gerai. Kai aš pasakiau, kad ir ten 8 klasėje, tada buvo 8, ne 9, 8 klasėje sako, žinai, reikia pasirinkti, kur jau stosi. Ir tai ten tas žaidimas vyksta apie 2 mėnesius, o paskui po naujų metų apie sausį reikėjo užpildyti jau tikrai, kur važiuosi, nes ten kažkokias paraiškas siunčiam, kažkaip. Nebeatsimenu aš tų tiksliai dalykų, tai parašiau, kad išvažiuoju į technikumą. Tai kaip tu, Edgarai, ne į vidurinę, tau reikia į aukštą. Tai ko jūs mane grūzino 2 metus, kai aš esu lūzeris? Žinokit dabar. Tai ir supranti, ir nesupranti, kaip yra. Nu, žodžiu, išvažiavau tenai ir gavosi tokia istorija, kad tada technikume reikėjo 4 metus, tai agronomų baigiau tos 4 metus. Ir tada 90 metai, kovo 11, atsimenu, dar apsiverkėm, kai čia buvo tie visi reikalai. Pamenu, kaip šiandien telika žiūrim, apie 10 val. Vakaro paskelbė tas Seimas.
Ir ką mes tada, o balandžio 1 aš gaunu diplomą. Tai reiškia, man reikia, jeigu aš jau aukštai... Nelagė dieną gavo diplomą. Jo, ir mes šventėm, ten atsimenu, jeigu galit patikrinti, 90-ais berods buvo šeštadienis ir penktadienis ir šeštadienis, kad mes šventėm tą savaitgalį ir žodžiu... O kodėl aukštojoje? Tai ta aukštoje taip netikėtai išėjo, todėl kad jeigu nestoji į universitetą, tada dar akademija vadinosi, tai tada gaunasi taip, kad turi eiti į Rusų armiją. Nes Rusų armija išėjo tik 92-ais. 90-ais buvo nepriklausomybė, 92-ais išėjo taip. Ir gavosi mano ta tokia gyvenimo rutina. Tai agronomas mokiausi 9 metus. Tai niekas manęs nestebina, kai gydytoja 10 metų. Gerai, taigi buvo smulkus dabar dosie, paplokėm, supratome mokymosi kelią. Na, o dabar linksmai faktai, kurie man čia surašyti. Ir jie mane intriguoja, aš pradėsiu, tiesą sakant, nuo 4 fakto, todėl kad jis, siejasi su Donatu. Ar jūs esate su Donatu mušęsi? Ne, man atrodo. Dar ne. Nes tiesiog faktas, kuris yra parašytas, kad jūs irgi dziudo specialistas. Iš kur jūs žinot, aš nerašiau tokių dalykų. Yra, kas žinot. Taigi jūsų dziudo patirtis. Tai kai gyvenom Ringauduose, buvo taip, kad draugas mano ėjo į tą dziudo ir kadangi mes gyvenom kaiminuose, Ringaudai, o mokykla buvo nuo Reikiškės, ten apie 2 kilometrus, reikia pieškom ryte, atgal vakare, tai su kažkuo vis laikas susidraugauji ir eini. Ir buvo taip, kad jis ėjo. Tada gavosi taip, kad jį dar chore, va čia to tai niekas nežino, dabar neseniai tik pasakiau. Reiškia, buvo taip, kad man reikia laukti, kad eit namo, nes jisai klasiokas ir tada einam... Patikslinkime, chore tai dainavot jūs, klasiokas ne. Ne, klasiokas dainavo chore ir man reikia laukti šito klasioko. Tai aš ateinu pas mokytoją, sakau, aš irgi noriu chorą. Tai 2 pamokas mane išlaikė, sakė, daugiau tu neteik. Ar dėl to, kad jūs... Dėl to, kad labai gerai dainavau. Dabar jau knieti žinot. Tai paskui, žinot, kaip yra, kaip vyrai vyriškai pasėdi, kartais nori užtraukti. Tai visą laiką dabar jau griežtai. Žmona ateina, sako, Edgarai, jeigu gali nedainuoti. Tai jeigu kartais būtų kada nors gyvenime ir prašysit padainuoti, tai žinokit, aš tylėsiu, nes man net kartais nejauku yra kartu ateinu į tą šventę, kai Kaunas dainuoja himną, jungiuosi, bet aš dainuoju savaip. Aišku, labai, kaip pablogai, tai tikrai atvirumas smagus. Aišku, labai dviprasmiškai pakalbėjot, nes dviprasmiškai žiūrite į mane ir sakot, jūs žinot, kaip vyrai pasisėdi ir jau nori užtraukti. Daina. Tai va, tokių dalykų yra, o sportas taip ir buvo, kad tada tas žmogus, tas mano draugas ėjo, sako, aš einu, va, 2 metai prisijungti, aš prisijungiau ir taip tapau imtynininku. Imtynininku ir Donatai, ir jūs, ir Edgarai, dziudo yra irgi kažkokių spalvų diržai, kiek aš atsimenu. Jo, yra. Kokios turite diržus ir vienas ir kitas? Aš žalę turėjau. Iki žalio buvau palikęs. Net nežinau, kas tai žalias. Mes galėsim parodomasias padaryti. Aš čia laukiu, žinoma, pas tie laikai. Šiaip turiu pasakyti, kad sporte man sekėsi ir šitam, ir kitam. Buvau labai aktyvus ir futbolą žaidžiau, tarp kitko su vėl išsilavinimas ir kas yra kaime ir kas yra mieste. Tai jeigu taip į Ringauzus aš atvažiavau į 2 klasę, jau ten į lapkričio kažkur mėnesį, tai įsivaizduokit, tik tada sužinojau, kas tas yra krepšinis. Bet stop. Jūs gyvenot Lietuvoje, Ringauduose ir nežinojot, kas yra krepšinis. Į Ringaudus, kai atvažiavau, tada aš sužinojau, kas yra krepšinis. Iki to Tauragės rajone, kur mes kaimuose gyvenom, laiką gyvenom daugiabutį name, vaikų, kiek aš pamenu, ten 6-10,
Apie kokį televizorių dar kalbėti? Tėvai apie krepšinį. Mano tėvas visai su sportu ten jam neįdomu. Tinklinį, vat, kaip pats sakai, vakare ten, kadangi daugiabutis, jie susėdavo pagrajį. Bulvę pažaisti. Bulvę, jo, teisingai, tais laikais bulvę ten su tokiu užrišamu kamoliu. Ta tinklinį turėjo įsikėlę, tai tokie buvo laikai. Ir kai atvažiavom į Kauną, tada viskas buvo, labai daug visko buvo. Tiems, kurie nežino, tiesiog aš pasakysiu, statistiškai Tauragė yra, neįsižeiskite atvirai, bet yra blogiausia vieta gyventi žmogui Lietuvoje. Tai yra, pirmiausia, yra 3 Lietuvoje alkoholio apsinuodimo rekordai, jie visi priklauso Tauragė ir Tauragės rajonui. Kodėl aš nežinau, gal dėl to, kad pas juos jau herbe yra ragas, iš kurio geria. Dėl to ir Tauragė. Iš vis ką kalbėti apie miestą, per kurį teka upė, kurios pavadinimas yra jūra. Kiek reikia prigerti, kad upę pavadintum jūra? Bet jaučiu dar daugiau reikia upė. Nes kai važiuojam autostradą, yra upė. Tačiau paprastai fantazijos nebuvo. Gerai, einame kitus intriguojančius faktus. Man labai patinka. Taip, pirmiausia, tai aš nematau jūsų rankos išmanaus laikrodžio, o čia yra parašyta, kad renka žingsnius nuo COVID laikų. Turiu aš tą, kur renka, bet ten yra tokių funkcijų, kur man netinka turėti, nesinori čia turėti. Noriu dabar žinoti. Aš kartais palieku telefoną kažkur, o jie šnekasi, tai man nereikia tokių bairių. Čia dar iš tų 16-20 laikų, kur turėjau mes įvairių patirčių savo gyvenime, tai daug kas atsimena. Tai, bet čia nereikia gal eskaluoti, tai darbas. Gerai, neskaluoti, čia darbas, viskas gerai. O su vaikščiojimu tai yra taip ir galbūt tai pareigoja amžius, kad gal ne taip pasakiau, neįpareigoja, bet tiesiog esu to amžiaus, kai man jau dabar patinka apie maistą paskaityti, kuris sveikesnis, kuris nesveikesnis, nebūtinai taip daryti, bet įvertyti, aš esu pakankamai kai kuriem klausimams skeptiškas, čia ne man, čia rytoj, bet yra ir lygiai taip pat apie tuos sveikesnius gyvenimo būdus. Tai esmė tokia, kad kai COVID susirgom, iš tikrųjų čia darbe aš turėjau pakankamai daug nervų, kad išlaikyti jūs visus, kad išlaikyti komandą ir kad neįsilakstytų. Reikėjo iš tikrųjų rodyti kažkokį pavyzdį, kad nebijai. Tai čia yra ir daugiau žmonių, su kuriais mes ėjom kasdieną. Ir kad tai išgyventi, man reikėjo kažką veikti, tai buvo vienas iš tų, kad pradėjau vaikščioti. Nes iš tikrųjų buvo ir nervų daug, ir kitas dalykas buvo tas toks, apie ką, teliką įsijungi blogai. Čia reikia nosinaitės ant nosies, reikia kiniečių skambyti, žodžiu. Tai va taip ir pradėjom vaikščioti ir dabar žmona labai stipriai įsijautė į tą reikalą, kadangi jau išėjo, kadangi yra ten daugiau problemų, tai kojas skauda, tai ten tas, anas, aš kažkaip daugiau, kaip sakiau, sportai man sekėsi irgi, ką bet paimu, nesu dar žiedą nenešioju sportinį jokį, bet šiaip vyksta, tai gerai sekasi. Kas liečia su to vaikščiojim, tai ir dabar būna, kad 2-3 kartus į savaitę išeinu, tokį ratuką turiu 6 kilometrai, tai... Gerai, irgi paplokime, žmogus sveikas gyvenimo būdas, bet aš dabar jau keletą kartų išgirdau dar paminėjimą žmonos ir apie tai, kad su žmona vaikščiojot, kad žmona įsitraukė į tą veiklą, bet pats pirmas faktas, kuris čia buvo intriguojantis, bet kurį aš laikausi desertui, čia įrašytas yra... kaip suprantu, jau pats sakėt, kad dainuoti dievulio jūs neduota, bet man parašyta, kad jūs šokėjas. Vis tiek įmonėje yra, aš šiek tiek dabar pats grįšiu įmonė. Įmonėje yra vykę kažkokių tai renginių, kur vyksta šokiai, kur šokama vėliau. Yra buvo. Matėte Edgarą šokant? O šokot kas nors? Gerai, tos, kurios šokote su Edgaru, pakelkit rankas.
Tai, Miškas. Ne, aš sakiau tos, bet matau, kad yra ir tas. Būna, kad jis nežino, bent jau aš nežinau. Būna taip, kad tai natūralu yra, todėl kad daugiau yra, aš kai būnu, paprastai, kai jau pats pradedu judėti, tai stengiuosi, kad niekas nesėdėtų. Tai ten ratelį kažkokį padarai, kažkaip išjudini to žmonės. Tai dėl to yra ir moteris su manimi yra šokiai. Viskas gerai, čia jūsų reikalas, ką norite daryti. Laisva šalis, ne man jūs smerkti. Bet jūsų žmona lankė kažkokius. Buvo laikas, kai tiesiog sugalvojom, kad kodėlgi ne. Mokam užpakalių pakraipyti, tai gal galim mokėti ir taip jau tikslingai sudėliotas kojas. Jūs tverką lankėt? Nu, yra toks šokis, tverkas užpakalio kraipimo. Ne, aš ne apie tai, tiesiog, kad visi mūsų šokiai yra tokie, žiūri į žemę ir biški kažkaip. Tai. Čia yra normalus lietuviško technikumo baigusio bachuriuko šokis. Teisingai, taip, teisingai. Viskas gerai. Taip, gerai, dar keletą tokių dalykų. Pasirodo, kad kiek jūs namie turite šaldytuvų? Wow, nežinau. Ta prasme, nežinau. Aš puikiai žinau, turiu vieną. Aš daugiau turiu. Tai kiek? 2. Vienas šaldytuvas. Taip. O kitas šaldytuvas? Vyno. Taip. Vyno šaldytuvas. Ir dabar galvoju, ar pirkt ar nepirkt, kur mėsą brandint. Bet jaučiu ne. Galėsim vėliau pasitarti apie tai. Apie vyno šaldytuvą. Žinau, kad dar tik tai 10 valanda. 10 jau galima apie tai kalbėti. Nu, žiūrint, kam suaugusiems taip, vaikam ne. Gerai, vyno šaldytuve. Kiek yra vyno, koks yra seniausias vynas ir kada tamstos vyno potraukis padidėjo? Ten keičiasi labai greitai. Labai greitai? Vienas gal yra kokių, ką žinau, 60, bet vienas būtent. Vienas butelis. Pas mane tokia rotacija vyksta. Suprantu, man jis pradeda patikti. Šokiai, daina. Jūs ten kalbate apie sunkius COVID laikus, apie ką reikia šnekėti, kada žmonės pradeda jums džiaugtis. Taip, dar yra vienas įdomus faktas, kad jūs gaminot duris ir langus. Kas šitą gyvenimą tai buvo tapas? taip, kad universitete, kai buvau, tai buvo laikas, kai parvažiuoju namo, tėvelis duoda 20 litų tada turbūt, buvo pinigai tokie, o gal net dar rubliai buvo. Tai ir sako, sūnau, gal tau užteks. Aš taip į tėtę, bet ką aš tau sakysiu, tai išvažiavau, teko dirbti. Nes 20, o 14 reikėjo grįžti man į Taurai. Tai o toliau, ką su 6, ką man veikti. Tai tada išėjau tiesiog ieško darbo ir pasidariau stalium. Tai būdavo iki 3 valandų dirbu, nuo 3 valandų einu į stalių, būti iki 9 vakaro ryte vėl į universitetą ir taip 6 sekmadienį stalius. Tai tie žodžiai varčia, štapikai. Jūsų... Bet ne taip ir ten blogai buvo. Akį turiu tokią neprastą, į sieną pažiūrėjęs, iš karto matau tiesiai ir ne, beveik nereikia pagalbos. Čia iki vyno šaldytuvo. Tai taip, iš kitos pusės tai vėlgi ta praktika davė tai, kad pirmais metais stovėjau prie staklių, antrais pradėjau braižyti. Ir aišku, kai kurios staklės buvo sunkiau prieinamos, neįgudusiam, tai reikėjo dar tos sudėtingesnius darbus pačiam daryti, o po to jau 3 metais tik tais piešiau. Važiuodavau užsakymus prisijimti, nusipiešti, atiduoti brėžinį ir tada darydavo jau kiti. Pažvelgęs jūs, aš galiu konstatuoti, jūs esate prastas stalius. Galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad normalus stalius visą laiką 5 alaus užsakinėja šitaip. O pas tamstas... Sako, 4 alaus vyram iš Lempijos. Tai va, panašiai. Gerai, ir paskutinis klausimas, kuris man labai domina, tai yra taip. Ne, vis tik tai keli dar yra stebuklingi klausimai.
Žemės ūkio akademijoje Edgaras labai dažnai lankydavosi 3 bendrabutyje. Kuo tas 3 buvo įspūdingas, ypatingas, kodėl jis čia paminėtas? Čia tokių faktų pririnkė. Tiesiog, kadangi, kaip jau minėjau, vaikystėje gyvenau kažkurį laiką Ringauduose, tai nepaslaptis, kad į universitetą, kai įstojau į Ringauduose, toliau gyvenau. O kadangi einant į universitetą būdavo langų, ta prasme, mes taip vadindavom, kai nėra paskaitos, po to vėl yra, tai kur eiti? Tai eini į bendrabutį pas draugus, o 3 bendrabutis buvo agronomų. 3 barakas. Jo, 3 barakas buvo ir 105 kambarys. Ir 105 kambarys. Ar iš 105 kambario būdavo grįžtama iš lango į paskaitas? O, jo. Būdavo. Būdavo. Ar dažniau negrįždavo? Visko yra tekę būti. Yra parašyta, kad jūs turėjot kažkokią vaikystės svajonę, kuri nustebins visus. Jeigu nebūtumėt agronomas, kas būtumėt buvęs? Čia apie kunigą? Jūs manęs klausėte? Aš nežinau, matai, tų svajonių Man buvo ne parašyta, taip, viena. vaikystės svajonė, kuri nustebintų komandą. Nebūti agronomu, nesirinkti agronomo specialybės. Jo, tai čia buvo toks įdomus reikalas, kai, pamenu, gal dar pradėjus eiti į mokyklą, gyvenom tada dar prie dabartinės Skaudvilės ūkį ir tėvas tai gal nelabai, bet mama, senelė ten tada gyveno pas mus, nes kaime paprastai tais laikais vaikų darželių nebuvo, tai tiems nargliukam reikėdavo su kažko būti. Tai senelė, o čia mūsų bus agronomas. Po to, kai gyvenau Ringauduose ir ėjau Noreikiškių vidurinę, tai jūs neįsivaizduojat, kaip agronomus vadinat vietiniai. Jau įdomu. Tai yra kauptukai arba kukurūzai. O kaip jie skiriasi? Taip, todėl, kad agronomai, nežinau, gal taip lygindavo žmonės. Žodžiu, pati prašiausia universitete arba akademijoje specialybė, tai yra agronomai. Bet kažkaip aš biškai apsukau jau ratą. Tai tada, kai senelė sakydavo, kad būsi, tai man kažkodėl nelabai suvokiama buvo, kas tai yra. Ir man buvo mielesnė tėvelio specialybė vairuotojas. Tai aš norėjau labiau būti vairuotoju, negu kad kažkokie agronomai ar dar kažkas. Tai tiesiog toks buvo mano, kaip pasakyti, ne. Tada buvo laikas, kai Ringauduose dar štampeliavo, kad čia agronomai blogai. Ir tada galvojau, kad nesąmonė, kad būsiu. Bet aš esu toks daugiau galbūt viską priimantis žmogus. Ir po to gavosi taip, kai į tą 8 klasę reikėjo rašyti, kur su tėte atsėdim. Tai Edgarai, tai ką? Tėte, kaip tu galvoji? Tai sako, ką? Kaime 2 pute, kaip sako, 2 keliai. Arba inžinierius, arba agronomas. Ką daugiau? Galvoju, inžinierius, ką ten mane beišmokins, nes su tėvu konstruodavom traktorius, ten mašinas remontuodavom. Apie tų laikų techniką tikrai išmaniau gerai. Ir ką, tai nieko nebeišmokys, reikia tada agronomus rinktis, va taip ir tapo, šiandien esu agronomas. Žinokit, žodis nežvirblis, vis tiek visiems dabar įdomu. Tas, kas buvo netyčia ištarto. Tai čia buvo toks bajeris, reiškia, kaip tais laikais, kai su dabartinė žmona draugavau, tai buvo toks mūsų kaip stilistinis melas vienas kitam, galbūt sakyčiau taip, kad jeigu tu už mane netekėsi, tai aš būsiu kunigu tada. Ir po to po kažkurio laiko gavosi atvirkščiai. Žmona sako, tai kažkaip ten buvo, kad sakau, tai gerai, aš einu į kunigus. Tai gerai, sako, aš einu tada į pagalbininkės, į šeimininkį.
Neblogai. Tai čia toks buvo. Bet taip, aš bandau įsivaizduoti jūsų šitos gražios poros pokalbis vakarais. Pradėdavot nuo sveika Marija. Kolegos žino, kad kartais su manim sudėtinga. Kodėl ne, man kol kas labai smagu. Gerai, ir tai lygiai taip pat kaip ir Donatui tas kvizas. Dalykas, kuriuo didžiuojas ir noriu pasidalinti ir nieks nežino, koks nors ir tas, dėl kurio baisiai gėda ir nieks nežino. Turbūt, kad nesuklysiu, kad pasakysiu tai, kad didžiuojuos, kad turiu savyje galimybę išlaikyti savo žodį, nes man dokumentas yra, ar popierius yra lygiai gretus, tik tais patvirtinimas, bet šiaip jeigu sutarėm, reiškia, taip reikia padaryti. Neįdomu. O man įdomu ir aš noriu papasakoti, iš kur tai buvo. Tai buvo du dalykai, kurių vėlgi turbūt pirmoji klasėje negaliu pamiršti po šiai dienai. Tai yra vienas, kai buvo toks, kaip čia pasakyti, eini į pamokas ir kadangi mokytoja yra viena, jeigu ten mokytojai reikia kažkur išvažiuoti, tą dieną sako, jūs rytoj neteikit, mokytoja važiuoja kažkur. Įsikirtau. Aš pasimokiau, atsibodo. Tėvai sako, tai Edgarai į mokyklą. Mokytoja sakė, šiandien nebus. Ir aš taip normaliai pasidžiaugiau tuo laiku, o tada gavosi taip, kad po kažkiek laiko vis tiek sako, atnešk raštelį. Ir tada reikėjo eiti pas mamytę, nes tėvelio jau bijojau. Su tokiais reikalais, einu pas mamytę, sako, mamytė yra reikalas, reikia kažkaip, nes mane gali čia, aišku, tada baubas didelis. Bet tada iš tos pamokos ir prisiekiau savo, niekada nepastatysiu save gyvenime, kad man reikėtų raudonuoti ir būti tokioj situacijoje, kur yra, tiesiog netinkama. Nuo tos dienos raštelius rašydavot pats. Tai prieš pas mamą einant rašiau, bet įsivaizduojat, pirmą klasis parašė, jis sako, čia tėtis rašė, ar ten mama. Atsimenat sakinio formuluotę, kai ten buvo? Ne, ką ten atsiminsiu, turbūt. Tarp kitko būdavo, kai reikėjo tėvam, buvo toks laikas, kad reikėdavo ten kažkur važiuoti tėvam, mane pasiima ir vežasi ir tada tėtis rašydavo. Sūnus negalėjo ateiti dėl pateisinamų priežasčių. Mokytojai manęs klausė, tai kur buvai? Tai parašyta. Tai kur buvai? Parašyta. Kitą kartą, kad tėtis parašytų. Pareinu, tėti. Kitą kartą vėl atsitinka, tėti, reikia parašyti kur. Ne jos reikalas. Vėl pateisinti priežasčių. Kietas tėvas, blaivai jums. Dava. Labai gerai. Aš žinau, kad jau turėtų kažkada atkeliauti tie klausimai atspausdinti, taip suprantu, mielas merginas. Taip? Ne, nebus. Bus. Viskas gerai. Ką, ir mes keliaujame prie mūsų nuostabaus trečiojo, sakiau žodžio bosas, neminėsiu, tai prie trečiojo tiesiog. Ir tai yra Justas, plojama Justas. Justai, vėlgi viskas tradiciškai, dabar tas dosie apie save ir kaip kelionė iki šitų durų. Aš gimęs, augęs Jonavoj visą gyvenimą. Ten mokiausi, kaip sakant, augau. Tuomet prasidėjo vasarinės kelionės darbų į užsienį, kad suprast, kad mokytis reikia. Tada iš reikalo tapau termoinžinierius. Iš reikalo paprastai kitaip būna. Iš reikalo gavosi, kad aš stojau į universitetą 2008 metais. Taip. Tai tuo metu, kaip žinot, buvo krizė. Ir turiu vyresnį brolį, kuris kaip tik tais metais baigė statybą. Ir mačiau tiek jį, tiek jo grupiokus, kurie po pusę metų nei vieno skambučio negauna, nors prieš metus visi aiškino, kad kastuvo ten be 3000 litų į rankas neims, bet visi namuose sėdėjo.
Ir tuo metu mano tėtis taip pat tos srities specialistas atvažiavo iš universiteto dėstytojas ir sako, tai mūsų srity nuo 3 kurso visi dirba. Tai va, tada sužinau, kas yra termoinžinerija. Ten ir įstojau. Suprantu, gerai, tu toliau tęskit. Na tai tada įstojau universitetą, ten jau studentavau. Sakykime, gan ilgai, 6 metus. Čia su magistru nepasilikau nei metus. Ir tuomet prasidėjo profesinė kelionė į Kaune, Jonavoje, vėl Kaune, Vilniuje, dabar čia. Gerai. O dabar jeigu į tuos tarpus, iki termoinžinierijos ar paskui nuo termoinžinierijos iki čia, įdėtumėt savo intriguojančių faktų. Pavyzdžiui, ką matau šičia, tai yra, nežinau, nežinot, bet čia, jūs kaip muzikos akademijoje tamstat vadintų pūtiku? Pučiamuoju. Taip, lankiau meno mokyklą, aišku, nelabai norėjau kaip tuo metu, parėjo mama ir sako, tu lankysi meno mokyklą. Iš pradžių leido pasirinkti instrumentą, pasirinkau pianiną, nuėjau į 2 pamokas, tada, kiek supratau, mokytoja paskambino mamai ir pasiūlė kitą instrumentą pasirinkti. Bet čia labiau gal buvo mano problema, nes buvau labai nenustykstantis berniukas ir sakė, yra toks mokytojas klarneto. Tai pasakė, grosi klarnetu, tada sužinau, kas yra klarnetas. Aš galiu papasakoti žmonėms, kas yra klarnetas. Būkit geri, išjungit šitų metų kameras, nes tai bus nepadaru. Neįsigąskit, bet tiesiog yra turbūt vienas iš man labiausiai gyvenime nustebinusių anekdotų yra būtent apie tai, kad yra žmogus pirmą kartą dalyvauja medžioklėje, žmogus, kuris dalyvauja pirmą kartą medžioklėje, jį paprastai stato kažkur į varovus, žmogus pakankamai visiškai nesuprantantis, kur yra medžioklė ir kas yra medžioklė, nueina ne į tą pusę ir, žodžiu, jį peršauna. Šratiniu šoviniu ir labai taip prastai pataiko tiesiai ten, kur net gėda sakyti. Ir jis bėga pas urologą, pasižiūrėti, ir urologas ilgai žiūri ir sako, žinok, ne kažkam. Padėti nepadėsiu, bet galiu supažindinti su klarnetistu. Sako, tai kaip tas padės? Tas irgi nepadės, bet dengimus parodys. Tai klarnetas yra pučiamasis instrumentas, kuriame, realiai tai tokia sudėtinga dūdelė su tiek skylėm, tiek tais klapanais ar kaip. Medinis instrumentas, panašus birbiniai, saksofonui giminingas, nes yra liežuvėlis. Kodėl tai nuskambėjo, yra liežuvėlis? Niuansai. Ir jūs turite su to klarnetu susijusią kažkokią istoriją, kad jūs esate koncertavęs netgi su Lietuvos kameriniu orkestru. Taip. Dabar jeigu gale bus klausimas, kuo didžiuojas, tai iškart prie to. Iš tikrųjų, ta istorija tokia įdomesnė buvo dėl to, kad kol buvau mažesnis, to klarnetu kaip ir dažnai grodavau ir, aišku, nelabai norėjau, bet tėvai vertė, pas mane kažkaip taip labiau šeimoje priimtina, kad pasakė tėvai, tai bus. Ir mokytojas matyt atrado kažkokius gabumus ir išvežė į vieną, į kitą konkursus ir ten, kol buvau, 10-12 metų, teko kelias regioninėse čia laimėjimus. Ten 3 vietą lyg ir Lietuvoje teko laimėti. Ir pagrojau ir paskutiniai metai taip norėjau baigti, jau viską praktiškai numetęs, į tą mokyklą beveik nebeinu. Ir pasirodo mūsų išleistuvių proga, meno mokykla pasikvietė Lietuvos kamerinį orkestrą pakoncertuoti. Ir amžinatilsį jau Saulius Sandeckis, vadovas, sako, būtų labai įdomu, jeigu koksai jūsų vietinis mokinys pagrotų su mumis solo partiją. Tikriausiai tada meno mokykla labai turėjo daug susitikimų, galvoja, ką čia tokį ištraukti. Tai mane tokį iš paraščių ištraukė, prisiminė. Tai paskutiniais metais man sako, jūs tai teks groti, sakau, nenoriu, negrosiu. Tada mokytojas paskambino tėvam, tėvai suprato, ką tai reiškia. Tada supratau, kad grosiu. Tai visus metus mane... Jeigu trumpam stabtelėkim, kaip mama paaiškino, kad lankysit klarnetą ir kaip tėvai paaiškino, kad grosit koncerte? Koks būdas buvo įtikinėjimo? Pas mane, kaip mes 2 berniukai šeimoje, visas įtikinėjimas buvo prie to, kad yra virtuvės duris ir ant jos pakabinta maliutkos tą šlangą.
Nuo skalbimo mašinos, ta tokia guminė. Aš pradžioje galvau, kad arba valgysi, arba ne. Ir suprantu, kad istorija į kitą pusę. Taip, ir daug diskusijų namuose nebūdavo, jeigu iki tėčio nueidavo. Prasme, žarna yra argumentas, ar ne? Tvirtas. Įtikinantis. Gerai, supratau, taigi gavote žarną ir nusprendėt groti. Ne, aš jau nesiginčiau. Įtikinimai buvo ankstesniais metais padaryti, kad neverta ginčytis. Tai teko groti, ruošiausi, tada išėjau, atgrojau tą koncertą, laimingas, ten visi ploja, močiutė verkė, salėje viskas gražu. Visi laimingi, močiutė verkė. Tai iš džiaugsmo. Ir viskas baigėsi, aš laimingas jau namuose, baigėsi meno mokyklą ir tada skambina, sako, žiūrėkit, labai gražiai pasirodė, kitais metais Vilniuje organizuojam koncertą. Iš visos Lietuvos jaunuosius reikia atlikėjus pakviesti. Aš vėl sakau, taigi baigiau. Tada paskambina tėvams. Kitais metais jau teko groti filharmonijai. Tada jau paskutinį kartą. Daugiau nebekėlė. Aš žinokit, man dabar knytis sugalvot kokį nors koncertą, kur sakysiu, jūs tai reikia jūsų klarinetui, jūs sakysit, aš ne. Ir skambinsiu tėvams. Dabar jau ne taip, dabar žmonai reikia skambinti. Žmonai skambinti. Jūs norit pasakyti, kad pas žmoną kabo ant rankenos maliutką žarą. Turi kitų argumentų. Gerai, labai smagi istorija, labai miela istorija. Taip, toliau yra dar viena istorija, jūs pasirodo ne tik muzikantas, bet dar kaip su tautinio meno kolektyvu aplankėm Meksiką. Tautinio meno kolektyve jūs grojot ar šokot, ar dainavot? Dainavau. Dainavot? Taip. Nejauku sėdėt, ar ne? Bet bus kas pavaduoja, žinot. Kartais gerai. Labai gerai. Suprantu, kad kai jūs dainuosite, yra kas mušys tarpusavy, vis dar laukiam dvi kovos. Gerai. Pasakokit apie tą savo, kaip iš Putiko tapote termo studentų ir nuėjot dainuoti. Sakykim, tai yra gal irgi labiau iš tėvų toks atėjęs dalykas. Įstojau į KTU. Mano tėvai KTU turi tokį tautinio meno ansamblį Nemunas, kuriam jau yra šiuo metu apie 70 metų, kaip tik neseniai buvo jubiliejus, teko taip pat koncertuoti. Tai mano tėvai yra susipažinę tam ansamblyje ir aš visą gyvenimą pralaukau, visi jų draugai, visi yra iš to ansamblio. Ir kai įstojau pirmą kursą, aišku, tėvai labai norėjo, kad aš studijuočiau, tada aš ir dalyvaučiau ansamblyje, aš labai priešinausi, bet patekau į vieną vakaronę kartu su nemuniečiais ir tiesiog patį užkabino. Tada nuėjau, pakviečiau tenai ir savo brolį, brolis prisijungė ir dabar taip net įdomiai mano žmona iš Nemuno, brolio žmona iš Nemuno ir mano tėvai irgi nemuniečiai. Tai mes tokia jau gaunamės nemuniečių šeima. Aš taip labai bijau paklausti, bet o ką jūs ten tose Nemunuose darote? Taip dauginatės. Kaip prašiau, Čia yra privalomas dalykas išvažiuoti į Meksiką ir prasiveš žmoną. Meksikoje žmonos nebuvo, buvo tik draugė. Šiaip viena iš įdomesnių kelionių buvo 21 dienos kelionė į Meksiką. Ten periodiškai kas kokius 4-5 metus kviečia ansamblį į Meksiką. Tik mes kaip studentai, aš irgi pirmam kursė sužinojau, kad važiuosiu, išvažiavau vasarą į Ispaniją, ten į laivus užsidirbti, grįžau ir galvoju, mes nuvažiuosim, atsigulsim po palmę, ten su kokosu, su šiaudeliu ir gulėsim. O pasirodo, per 21 dieną turim 17 koncertų. Ir kokoso reikėjo. Nesakau, kad nebuvo, bet tiesiog kai jauni, tu iš vakaro pakoncertuoji, ryte atsikeli į autobusą su visais daiktais, tada 3-5 valandos kelionė kažkokio autobusu, kuris niekur nestoja, nes tiesiog taip su studentais taip elgėsi. Išleidžia kažkur pievoje, kažkokiam arime pastatytą sceną, ten tave užveda ant scenos, visi žmonės švilpia. Stovi galvoju, kas čia daros, pasirodo pas juos, kai švilpia, tai yra palaikymas. Mes iš pradžių raudoni stovėdavom, po to paaiškino, kad viskas gerai. Tai jūs pripratęs prie švilpimo. Dabar taip. Galėtumėt, kolegos, pagerbti jūs tą drąsiai? Yra vienas balsas, kuris jūs myli. Ačiū. Gerai. Taip, tiesiog iš tos
relaksacinės atrodė kelionės, gavosi, kad mes beveik kaip cirko artistai ten dirbom. Ir realiai buvom panašus į cirko artistus, nes mus vežiojo po visokias atokias vietas, kur sėdi ūkininkai, kurie realiai balto žmogaus nematė. Ir ta prasme, tu jam eina gatvėje, pamato, Amerika, mes ten Europą negirdėję, Lietuva negirdėję, visi fotografuojasi, šalia ten apsikabinėję, eilė stodavosi, kad fotografuotis po koncerto. Jūs suprantat, kaip tam Smaugliui Palangoj nejauku, tai jūs Tai va, panašiai. Gerai, labai smagi istorija, ačiū, kad pasidalinot. Ir, na, gerai, ko mes dar nežinom? Mes žinom, kad Nemune suradot žmoną. Taip, mes žinom, jau išgirdome, kad esate dviese su broliu. Su broliu, kaip suprantu, iš faktų, kurie čia paminėti, iki šiol yra ta draugystė, na, artima, nes prieš kelis metus plaukėt Baidare Nemuno upę nuo Kauno pilies iki Neringos. Taip. Nuo Kauno pilies iki Neringos. Taip. Bijau taip pameluoti, tai yra maždaug apie kokie 90 kilometrų. Daugiau, ne? Mes plaukiam 4 dienas, per dieną plaukdavom apie 80 kilometrų. Oho, tai daug daugiau. Aš žinau tik tai tiek, kad esu vaikystėje plaukęs ta raketa nuo Kauno iki Nidos. Tai plaukdavo raketa 4 valandas. Ir žinot, vaikui sako, plauksi laivų raketa į Nidą, tu galvoji, Tada tave pasodina ir tau po valandas tu supranti, kad tu nori į krantą. Nes yra nuobodu kaip nežinia kas. Ir staiga žiūriu į žmogų, kuris tai darė 4 dienas. Taip. Bet ne raketa. Ne raketa, čia yra... Ne, aš esu plaukęs iš Vilniaus į Kauną Baidare. Tai čia irgi turiu tam tikrų, tai tikriausiai panašiai. Ne, mes visai, ne tiek daug plaukdavom, mes plaukdavom turbūt apie 30 km per dieną, tik tiek, kad labai nuobodu plaukdavom. Labai nuobodu. Gerai, papasakokite apie savo plaukimą. Tai mūsų plaukimas galbūt įdomu buvo to, kad mes juokaudom, dviese važiuodom, aš gyvenau Jonavoje, dirbau Vilniui, brolis gyveno Kaune, dirbo Vilniui. Ir mes važiuodom ir visą laiką telefonu šnekėdom ir kažkaip prisišnekėjom, kad būtų įdomu kažką nuveikti. Ir kažkada draugų kompanijai pasakėm, kad čia reiks plaukti iš Kauno į Neringą. Ir kaip žodžio žmonės esam, supratom, kad prisišnekėjom. Tai gana ekspromtu ten viskas gavosi, išsinuomavom tą Baidarę. Daug labai nesidomėjom, ten tik tai ačiū Dievui, kad spėjom pastebėti, kad reikia Nemunu plaukiant ten leidimo pasienio vandenim plaukti, nes tik paskutinę dieną tą išdavė muitinę. Ir tada ką, sėdom į tą Baidarę ir plaukiam. Tas viskas labai gražu, tu atsiveži Baidarę, įsileidi, čia filmuoja, gražu į Facebook'e į grupę deda, draugam visi ploja, pradedi plaukti. Ir po kokios valandos būni jau prie tilto, prie Marvelės kažkur. Kažkaip atrodo, kad tas jau visas linksmumas pabiški nueinant ir taip plauki, tai supratom, kad jeigu irkluoji, plauki apie 10 km per valandą greičiu. Jeigu neirkluoji, apie 9,5. Tai to didelio skirtumo nėra. Ir ką, įsėdi ir per valandą 10 km. Pirmą stotelę užsisakėm pilį nakvoti. Mes jau suaugę žmonės į Raudonės pilį. Ir plaukėm 80 km. Tai ką, sėdi, parikluoji valandą. Tada save apsidovanojam tam tikrom dovanom. Ir vėl plaukiam valandą. Tas, kur po 10, kaip sakant. Tai visas 4 dienas sėdimosios nutirpo, turėjom susigalvoti kažką įdomiau. Ten matėm ir kontrabandininkų, matėm, kaip mūsų kaimynai negražiai mūsų pusės ten visokius Z raidės ant pastatų prisipaišę. Įdomi patirtis. Kaip po to reikia nekęsti brolių po tų 4 dienų? Nebuvo nieko. Labai gerai sutarėm, sakyčiau. Pats nustebau. Pasirodo, brolis fainas žmogus. Ir tie patys tradiciniai klausimai. Kuo didžiuojas, dėl ko gėda? Tai jeigu didžiuojas, tai labai gerai. To koncertas man tada tas pasidengsiu, o gėda. Galbūt čia priminė iš vaikystės. Dabar, kai pasakojau, kai Zbitkas krėtė, aš dabar prisimenu, mes laiptiniai buvom gal 4 vaikai ir mes beveik kiekvieną vakarą iš namų nešdavom kiaušinius ir galvom prisižiūrėję filmukų, pavyzdžiui, pasižiūrim, kurios durys darosi į vidų buto. Padedi ant rankenos kiaušinį, paskambini duris ir bėgi.
Nu, kas tada būna? Kažkas daro duris ir viduje dušta kiaušinis. Man tik tai labai įdomus dalykas, kodėl niekas pas tėvus nenuėjo, nes mes laiptiniai 4 vaikai ir buvom. Kaip, mums nekilo klausimas, kad visiems aišku, kas tą daro, bet taip. O tu tikras, kad nesakė? Nu, gal ir sakė. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs visi 3 tokie atviri ir kad tie dalykai, kuriais jums gėda, tai braškių vagystės, kiaušinio numetimas. Į mokyklą nenuėjimas. Aš turėčiau ką papasakoti. Gerai, kad ne mano diena šiandien. Dėl ko man gėda gyvenime. Gerai, viskas, žinokit, mūsų dabar istorijų pasakojimo dalis yra baigta. Aš turiu tik tai tuos klausimus, kurie dabar jau atėjo iš QR kodo. Ir labai greitai. Ir taip suprantu, kad, yra klausimų, kurie konkrečiai žmogui yra, kurie, bendri. Tai labai bendri, pabandykime, žiūriu laikrodį, mūsų laikas bėga, taigi būkime labai lakoniški. Taigi, Donatai, kaip atrodo jūsų pirmadienio vakaras? Pirmadienio vakaras? Važiuoju iš Kauno į Vilnių, grįžęs pavalgau vakarienę, praleidžiu biškį laiko su vaikais ir einu pasportuoti ir paskui einu miegoti. Jūsų atgarai pirmadienis? Panašiai. Važiuoju iš Babtų į Kauną, pavalgau vakarienę, apsuku savo ratą. Bet turit daugiau laiko, nes kažkas toliau važiuoja. Na jo, bet anksčiau buvo atvirkščiai ryte eidavau, praeitais metais, nes taip reikėjo, dabar matau, kad vakarais irgi neblogai. Svarbu, jūs tai? Man pirmadienio vakaras yra žmona dar šoka tautinius šokius, tai žmonos repeticijos vakaras, mano su vaikais vakaras. Tai supratau. Gerai, šitas klausimas irgi atrodo visiems, bet aš vis tik tai užduosiu tik tai vienam Donatui. Keistas klausimas. Iš kur jūsų valdomoje įmonėje atsiranda pinigai? Bankai duoda. Ačiū, labai geras atsakymas. Taip, visiems. Oho, pradėsim nuo jūsų, gerai. Ką pasirinktumėte jausti visą gyvenimą? Yra 2 variantai. Turite išsirinkti. Bate akmenuką arba nuolatinį niežulį nugaroj. Kam tai rūpi, įdomu? Norėčiau pamatyti tą žmogų, kuriam tai parūpo. Tebūnė. Tai bate akmuo ar gniešti nugarą? Gydytojas išsikratyti. 2 darbai. Ne, ta prasme, čia turi pasirinkti, nes čia bus visam gyvenimui. Negalėsi išimt akmens. Ir pasikasyti nelabai valia. Gniešti ten, kur nepasiekė. Tai ką renkatės adarai? Jautrus eisiu vis tiek pas gydytoją. Jūs vis tiek eisite pas gydytoją. Donatai, jūsų pasirinkimas akmuo, bate ar niežulys? Niežulys. Taip, jūs tai? Akmuo. Vat yra 3 skirtingi žmonės. Vienas akmuo, kitas niežulys, kitas gydytųsi. Gerai, taip, toliau turim. Klausimas užduotis visiems. Oho. Pasiruošim, pradėsiu jūs tai nuo pačio. Gerai dabar yra. Per 30 sekundžių sukurkite pasakojimą, kuriame bus paminėtas mėgstamiausias jūsų patiekalas, jūsų įdomiausia valstybė, svajonių automobilis ir mėgstamiausias aktorius. 5 sekundės, 5, 4, 3, 2, 1, važiuojam. Vieną kartą. Mėgstamiausias aktorius atsiprašau. Taip. Vieną kartą. Andrius Žurauskas. Taip, Žurauskas. Ėjo Meksikos gatve. Ir netikėtai vienoje iškaboje mato parašyta Cepelinai. Tokioj vietoj pamatęs žodį Cepelinai tikrai negalėjo praleisti ir kokia paskutinė. Svajonių automobilis. Ir išlipo, tiksliau jis kadangi ėjo, kadangi tai buvo visai netoli nuo jo Porsche Carrera GT, jis užėjo trumpai pavalgyti. Su Žiūrausku sutapo tik Cepelinai. Plojimai, ačiū. Donatai pasiruošęs. O buvo aktorius ar? Gali būti aktoriai, tebūnie. Taigi mėgstamiausias patiekalas, valstybė, svajonių automobilis ir aktorius arba aktorė. Skaičiuojam. 5, 4, 3, 1, jau. Tai Melas Gibsonas važiuoja į
Iš tiesų tai sudėtinga. Nes Melas Gibsonas ne vegetaras, tai... Melas Gibsonas mėgsta labai makaronus, vairuoja Touaregą, Volkswageną ir... Kokioje valstybėje beliko? Lietuvoje. Gerai. Ar gerai turėjot laiko dabar susirinkti visą jau bagažą? Kevinas Kostneris atvažiavo į Lietuvą, nuėjo į restoraną, pasivalgė vėdarų bulvinių ir išėjęs sėdo į mašiną su vairuotoju ir išvažiavo. Mėgiamiausia mašina, svajonių mašina yra su vairuotoju. Kur vairuoti nereikia. Supratau labai gerai. Bravo. Aha. Konkrečiai dabar Justai yra įvardinta. Justai, kokia diena šitam darbe buvo įsimintiniausia? Matyt, yra žmogus, kuris žino apie tą dieną. Taip, jį pasirašė. Buvo tikrai įsimintinų, buvo tik profesiškai, kol nespaudžiam. Neprofesiškai, nes neliečiam. Manau, šiandien gal visai įsimintina bus diena. Bet kiekviena kaip naujiena, kaip iš... Man parašyta skliausteliuose, jis išsisukinės. Nerašo, kas uždavė. Čia tik to, čia aš sugalvojau. Gerai, taip, Edgarai pasiruošęs, Edgarai jums yra asmeninis klausimas. Kokios muzikos klausotės automobilyje? Dabar ar šiaip? Šiaip tai daugiau tokia senoviška roka, ta tokį Queeną, Metallica. Taip, bet čia visai gera muzika, nereikia taip jau, žinai, Queeną. O dabar tai jaučiuosi silpnas anglų kalboje, tai praktiškai visą laiką anglų pamokos eina. Gerai, plojimai. Taip, Donatai, kuri akimirka buvo sunkiausia Ironman varžybose? Bėgimas turbūt. Bėgimas, bet aš šiaip suprantu, kad čia žmogus klausia, kur jau darai ir supranti, kad, noriu namo. Čia turbūt apie konkrečią vietą turbūt yra kalbama. Nesakau, kad noriu namo, tiesiog turi viską gal apibendrinant, tai paskirsti teisingai, nes gali nebaigti. Tai tas jėgų paskirstimas yra tokia kaip taktika ir bėgime dažniausiai yra didžiausia ta problema. Tai va. Supratau, visiems trims tas pats klausimas, jūs tai pradėsiu nuo tavęs. Hobis. Tinklinis. Donatai? Jau planuojam turnyrą daryti. Tinklinis. Čia toks hobis? Tai vaikščiojimas tegul. Vaikščiojimas. Gerai, supratau, toliau keliauju. Kaip dabar man pavadinti hobį? Mėgstu slidinėti, bet tai negali sakyti hobis, nes nuvažiuoju 2-3 kartus į kalnus. Tai čia hobis yra turbūt kas savaitę, ką nors nuveikti. Nebūtinai. Žinokit, nebūtinai. Aš taip pat mėgstu vyną, pavyzdžiui. Čia mano hobis. Aš tą darau kasdien. Kaip ir turim bendrų pažįstamų. Aš netgi norėčiau atidaryti jūsų šaldytuvą. Taip, toliau. Gerai. Tada čia tik tai Justui ir Donatui. Koks aukščiausias pasiekimas žaidžiant tinklinį? Turiu statulėlę, kur parašyta geriausias 5-mečio Jonavos tinklininkas. Jonava kas 5 metus renka tinklininkai. Buvo vieną kartą įteiktas prizas, ne bet ko, ne šeimos narių, bet Jonavoje vyksta tokios mėgėjų pirmenybės ir kažkaip gaudavos, kad aš labai patekdavau į gerą komandą ir tada po 5 metų skaičiavo, kas daugiausiai kartų yra laimėjęs pirmenybės. Niekas netikėjo, bet mano pavardė ten buvo. Geras. Jūsų, Donatai? Šiaip norėčiau pasidalinti, kad esu suorganizavęs turnyrus tarp bankų Lietuvos. Ir pačiam tam turnyre buvau apdovanotas geriausių žaidėjų. Pats organizavot, pats save apdovanojot. Bravo. Taip, gerai. Taip, klausimas Justui.
kokio patiekalo negalit pakęsti? Vėdarų gal? Skiriatės, ne? Taip, ta prasme, jeigu cepelinai įvelgti žarną, jūs jo nevalgysite. Man vėdarų kvapas, prieš akis matau vaizdą, kaip ant taburetės papjovus kaime kiaulę, močiutė va taip žarnas valo ir ten į puodą O mėsą valgai? Taip. Ir kaip ten tas... Šičia nėra problemų. Viskas Man dabar man būtent tas kvapas ir tas vaizdas, kai ta žarna su peiliu trina ir man... Suprantat, kad pusė žmonių susiraukė dabar. Nors vėdarus mėgsta. Nu, nieko nepadarysi. Gerai, toliau. Donatai, kokia jūsų pati svarbiausia gyvenimo vertybė? Manyčiau, pagarba. Gerai, supratau jūs. Tai jeigu būtų galimybė kažką pakeisti savo gyvenime, ką keistumėt? Gerai, taip nesugalvoju. Iš tikrųjų, kažką galvojau, ką keičiau, bet žinau, kad mano pakeitimas ankstesnėse perioduose reikštų, kad dabar neturėčiau tų pačių dukrų, ten žmonos, tai tikriausiai nieko. Nieko. Gerai, dabar aš labai noriu, kad arba neatsakinėjate, arba, bet jeigu atsakinėjate, sąžininkai atsakinėjate. Gerai, bet dabar šitas klausimas yra labai labai svarbus, nes nuo to priklauso tolimesnis bendravimas. Gerai? Kiekvienam, tai labai Žalgiris ar Rytas? Žalgiris. Ai, neatsakinėsi, Donatai, gerai. Man krepšinis neįdomu, atsiprašau visų. Ką tik gavot pagarbos? Taip, gerai. Taip. O, klausimas visiems. Kas jums yra laimė? Vienu sakiniu. Visko turėti proporcingai turbūt. Sakyčiau, balansas ir savirealizacija. Sėdėti terasui, geras oras, gert kavą. Gerai, man patinka. Jei turėčiau mažą šeimos versliuką, koks tai būtų? Vyno parduotuvė. Vyno parduotuvė. Šunų veislynas. Šunų veislynas. Ir? Tikriausiai buitinę techniką remontuočiau. Šiaip nelaukiu, kad apie klarinetą kas nors, bet nepatai. Liko keletą, keli vos klausimai, taip. Oho, nežinau, kaip čia vienu klausimu atsakyti, bet vis tiek visiems. Ką žmonės dažniausiai supranta apie jūs neteisingai? Nu, apie jūs susidaroma dažniausiai neteisinga nuomonė. Aš taip galvoju, kad aš nesu griežtas. Aha, o žmonės galvoja, kad jūs griežtas, o jūs pasirodo... Jie sako, pas tave eit, baisu. Gerai. Taip, Donatai. Aš gal tai pasakyčiau, kad ko iš čia dar nori. Ta prasme? Ta prasme, nes manyčiau, kad gal kolegos galvoja, kad aš prisigalvoju tam tikrų dalykų, bet aš darau to visų labai. Tai ir tos visos iniciatyvos, kurios yra daromos, tai daromos bendram tikslui pasiekti. Tai... Gerai, toliau jūs taip. Aš taip galvoju ir bent jau tikiuosi, kad kai esi savim, gal nelabai. Jeigu jau galvoja, kad toks yra, toks reiškia, toks ir esu. Jeigu pagalvojot, kad jisai toks, jis toks. Oi, žinokit, turėsiu truputėlį, matau tiesiog laikrodį, tai tokius juokingesnius klausimus pareiksiu, tai tokie, kurie labai labai rimti, ten apie tai kantrybę. O, vienas, ko labiausiai nekenčia jūsų žmona? Edgarai? Apie jūs eina kalba, ko labiausiai, kokios jūsų savybės nekenčia jūsų žmona? Žinau, apie dainavimą jau žinom. Gal, kad nelabai duodu pasakyti. Aha. Esmė ne taip, bet, jinai sakinį, aš pastraipą. Donatai. Namuose garaže turiu sporto salę, tai nuolatos yra ten chaosas ir išmėtyti daiktai.
O jei Tai galima ten užeiti? Galima užeiti, bet gauna už tai pilos. Kad betvarkė. Jūs taip? Manau tai, kad mano nuomonė, kurią nors savaitgalio dieną tiesiog pragulėti lovoje ir pažiūrėti filmą, yra taip pat produktyvi diena. Taip, į kokį šunį esat panašus? Turėjau vieną, tai patiko, tai gal taip. Ką reiškia, tai papasakok, tai koks tai šuo? Į kokį šunį esat panašus? Aviganį, kur labai supratlyvas. Žinok, dabar jūs pamėgau musę kažkodėl labai. Jo, matyti jau švinks. Aviganį. Taigi, Edgaras yra aviganis, Donatai. Aš turbūt būsiu nuobodus Staffordshire bulterjeras. Gerai, kažkas nukyje yra, atsakė. Tai baisus žodis. Jūs tai? Man irgi imponuoja vokiečių aviganiai. Vokiečių aviganiai, supratau, labai gerai. Taip. Donatai, kitą savaitę Grenlandijoje maratonas, per ledynus, sniegynus, gal dar vieną iššūkį į CV? Kitą savaitę atostogos būsiu Ispanijoje. Tai tiek to. Dar kartelį klausimas tas pats Donatui, Rytas ar Žalgiris, čia rimtai taip yra. Nu gal Lietuvos Rytas tada, tegu būna. Viktorija, būk gerai Aš išėjai. vadinu statybą. Viktorija, būk gerai išėjai. Statyba, kada. Atvešk. Taip, Edgarai, kokia vyno rūšis skaniausia? Nėra. Yra daug skanių, negaliu pasakyti. Ir įdomiausia, kad dar vienas klausimas, Edgarai, kuri vynogių rūšis yra geriausia? O čia kaip su tais cepelinais ir vėdarais. Tiek skanių patiekalų yra, tiek skanių vynų yra, tiek yra vynogių kombinacijų gerų. Šaikės. Nežinau, neįmanoma. Labai gerai. Mes klausimus baigėm ir dabar turime vieną užduotį. Biliai. Taip, čiūkite šitos sektorius. Taip, po vieną. Pasidarykit. Prašau, rašymo priemonės. Ačiū. Taip. Turėsite dabar lygiai 2 minutės, ar ne? Per 2 minutės reikia nupiešti visame lape gyvūną, į kurį esate labiausiai tiek fiziškai, tiek perkeltinė prasme, tiek emociškai, žodžiu, visom prasmėm labiausiai panašus. 2 minutės prasidėjo. Moku piešti. Daugiau, mažiau. Būna žmonės, kad piešia tą gyvūną, kurį moka piešti vienintelį. Bent jau aš turbūt ežiuką piešiu. O, gerai. Viskas? Nu, ką daugiau. Žinokit, kaip su dainavimu, taip ir su piešimu yra reikalų. Aš noriu, žinai, vis tiek yra tam tikri ženklai, kurie žmonės atskleidžia. Taigi mes turime 2 už Žalgirį. Vieną už statybą. Ir vieną, kuris piešia raudoną. Edgarai, o kaip jums dirbate su žmogum, kuris serga už Rytą? Mes dirbam, o nesergam. Gerai, ir taip, aš suprantu taip. Edgarai, kaip mes suprantu, jau nupiešite gyvūną, su kuriuo save asocijuojatės, ir tai yra arklys ar žirgas ar kuinis? Nu, tai čia jau kaip jums atrodo. Ne, čia jūs save Stengiausi, taip piešiau čia kuiną. Aš nežinau, jūs, aišku, matau. Čia daugiau ant žirgų. Čia daugiau ant žirgų. Taigi, kada žmogus save pozicionuoja su kažkokiu gyvūnu, jis turi įvardinti jo geriausią savybę ir blogiausią savybę. Tai yra, privalumą vieną ir trūkumą. Privalumas žirgo. Ištvermingas. Ir prasta savybė. Baikštus. Baikštus. Suplojimai labai gerai. Taip.
Aš atvaizdavau savo šuns veislę. Bet jūs labai gerai piešėte. Jo. Bet jie panašiai ir atrodo. Tai ta veislė yra iš tiesų darbinė veislė. Tai ir jie labai yra draugiški. Tai aš to taip ir pozicionuočiau. Tai čia geroji savybė, jie yra draugiški. Ir dabar prasta savybė, trūkumas. Šiaip be trūkumai. Nereikia vis tiek. Kaip ten tas akmenukas? Žymi teritoriją visur? Šiaip trūkumas, tai gal jiem reikia daug krūvio. Tai jeigu norėsi verandai pasėdėti kažkur su kokosu, tai neišeis. Jiem reikia daug krūvio. Tai čia yra trūkumas, reikia daug krūvio. Nu, taip, sakyčiau. Lengvai bandyti išsisukti, pasakysim taip. Jūs tai... Čia turėjo šobut. Nu, kažkur tai... Tarp katino ir pušies ir gatmeno. Taigi čia yra šuo, taigi jūsų šuns pagrindinė savybė geroji. Kad ištikimas, patikimas. Ištikimas ir jūsų trūkumas. Nu, kad reikia 3 kartus per dieną į lauką vesti. Bravo, labai gerai. Taip, labai, šito nebereikia, dabar žinokit, turiu vieną užduotį visiems 3 ir ją reikia padaryti labai spontaniškai. Yra, parodyk, kaip elgtumeisi, jeigu būtum traktorius, kuris vėluoja į susitikimą. Dievas mato, nesugalvojo. Edgarai, jūs dabar traktorius, jūs vėluojat. Labai gerai. Donatai. Jūs tai... Aš taip įsivaizduoju. Labai gerai. Nu ir ką? Ir mėlyje 10 valandų 57 minutės pagal scenarijų 11:00 yra mūsų renginio pabaiga. Plojimai mūsų žaidėjai. Plojimai mūsų vadovams. Šiandien matote Donatas Pačinskas, Edgaras Šakys ir Justas Stancevičius. Faktai, kurių greičiausiai nežinojate. Ačiū Jums labai. Šiandien. Ačiū vedančiai, dėkui labai. Ačiū labai. Na.